Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. You all speak English, or we have to translate? No, we translate. You translate? I was born in Los Angeles. Aš gimiau Los Andžele And everyone in my family is very happy that I'm here. ir visa mano šeima labai džiaugiasi, kad aš čia pagaliau atsiradau. Because my grandmother was from Vilnius. Nes mano senelė buvo iš Vilnius. My mother's mother. Mano mamos mama. So, back to home, back to Vilnius. Taigi sugrįžau namo atgal į Vilnių. This is the massive. So happy Janmashtami to everyone. Taigi linkime linksmo Džanmaštami visiems. Oh. So, we'll read the Bhagavatam. Would you like to sing? Oh, yes, Radha Madhava. We can put a table and if you would like to... Oh, I can play the cartels then. Oh, this is Chandrasekhar Acharya. Jeigu kas dar nežino, čia yra Chandrasekhar Acharya. Also from Los Angeles. Jis taip pat irgi yra iš Los Andželo, but half Parisian. Bet pusiau paryžietis. And he's helping me very much with my European tour. Ir jis labai man padeda mano ture po Europą. We also brought some Polish devotees. Taip pat su mumis atkeliavo ir keletas baktų iš Lenkijos. But they're not going to colonize you. Bet jie jūsų nekolonizuos, neužims, nepergyvens. Pralambaha. Bet čia yra šitie baktai. Sri Arjuna, Shivananda, and Vamana. So, now beyond all mundane geography, we'll chant Krishna's names. Taigi dabar pamiršim visas tas materialias pasaulietinės geografijas ir pagiedosim Krišnos vardus.
Yashodanandana So, Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 1, text 3. Taigi šį rytą paskaitysime Šrimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Oh, you have the verse there. The digital age. Yadhoscha Dharmashilasya. Oh, whoops. Oh, sorry about that. But they say in America, no harm, no foul. Avatirya Yador Vangshe Bhagavan Bhuta Bhavana Kritavan Yani Vishwatma Tani No Vada Vistarat Avatirya Yador Vangshe Avatirya Yador Vangshe Bhagavan Bhuta Bhavana Bhagavan Bhuta Bhavana Kritavan Jani Vishatma Tani no Bada Vistarat Tani no Bada Vistarat Avatirya Yador Vangshe Bhagavan Bhuta Bhavana Kritavan Jani Vishatma Tani no Bada Vistarat Avatirya Yador Vangshe Bhagavan Bhuta Bhavana Kritavan Yani Vishwatma Tani no Vada Vistarat Avatirya Yador Vangshe Bhagavan Bhuta Bhavana Kritavan Yani Vishwatma Tani no Vada Vistarat. So, any ladies? Avatirya Yador Vangshe Bhagavan Bhuta Bhavana Kirtavan Yani Vishwatma Tani no Vada Vistarat
Tanino Vadavishara. Avatirya Yadurvamshe. Avatirya Vamshe. Bhagavan Bhuta Bhavana. Bhagavan Bhuta Bhavana. Chitvanyani Vimshatma. Vidvanyani Vishvatma. Tanino Vadavishara. Tanino Vadavishara. So, translation. The Super Soul, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, the cause of the cosmic manifestation, appeared in the dynasty of Yadu. Please tell me elaborately about his glorious activities and character from the beginning to the end of his life. Posmo vertimas. Aukščiausiai siela, aukščiausiasis Dievo asmuo, Šri Krishna, kosminio pasaulio būties priežastis, apsireiškia Jadų dinastijoje. Prašau, smulkiai apsakyk jo didingus žygius ir jo būdą, nuo pat jo gyvenimo pradžios iki pabaigos. Very good. So, Prabhupada's purport for this verse. Taigi, Šilas Prabhupados komentaras šitam klausimui. In this verse, the words Kritavandhyani indicate that all the different activities Krishna performed while present on earth are beneficial to human society. If religionists, philosophers, and people in general simply hear the activities of Krishna, they will be liberated. We have described several times that there are two kinds of Krishna Katha, represented by Bhagavad Gita, spoken personally by Krishna about himself, and Srimad Bhagavatam, spoken by Shukadev Goswami about the glories of Krishna. Anyone who becomes even slightly interested in Krishna Katha is liberated. Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha Parang Brajet. Simply by chanting or repeating Krishna Katha, one is liberated from the contamination of Kali Yuga. Chaitanya Mahaprabhu therefore advised, Jare Dako Tare Koho Krishna Upadesh. This is the mission of Krishna consciousness, to hear about Krishna and thus be liberated from material bondage. Taigi, Šilas Prabhupados komentaras. Šiame posme žodžiai Kritavandhyani nurodo, kad įvairiausi žygiai, kuriuos Krishna atliko būdama žemėje, atneša naudą visai žmonijai. Jeigu religiniai veikėjai, filosofai ir paprasti žmonės tiesiog klausysis apie Krishnos veiklą, jie ištrūks iš materialios būties kalėjimų. Jau nekartą minėjome, kad yra dvi Krishna Kathos rūšis. Tai paties Krishnos išsakyta Bhagavad Gita ir Šrimad Bhagavatam, Šukadevos Gosvamio pasakojimas apie Krishnos didybę. Kiekvienas, kuris bent kiek susidomi Krishna Katha, pelno išvadavimą. Kirtanat Eva Krishnasya Mukta Sangha Param Brajet. Kas tiesiog išsako ar atkartoja Krishna Katha, tas atsikrato Kali Jugos nešvarybių. Todėl Chaitanya Mahaprabhu patarė Yarideha Tarikaha Krishna Upadeš. Tokia Krishnos sąmonės misija – klausytis apie Krishną ir taip išsilaisvinti iš materijos pančių. Oh, so, Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. People say, why West? It's in Prabhupada's pranam mantra. So, Avatirya Yadur Vangshe Bhagavan Bhuta Bhavana Kritavan Jani Vishatma Tani No Bata Bistarat. The first word here is avatirya. Taigi, pirmasis čia posmo žodis yra avatirya. This is the verb from the word avatara. Ir tai kyla iš žodžio avatara. Tara in Sanskrit means to cross over. Tara sanskrito kalba reiškia peržengti,
pereiti. For example, tari means a raft that takes you across water. Tari tai reiškia plaukiojantį, kaip čia, plaustas, kuris perplukdo jūs per vandenį. Plostus. In Sanskrit also it's plava. Tai va, sanskrito kalba tai plava. We all know that Sanskrit comes from Lithuania. Čia net Amerikoje žino, kad sanskritas kilo iš lietuvių kalbos. So, plava, not plava, ava, close to. Ava in Sanskrit means downward. Ava sanskrito kalba reiškia žemyn. So when a great personality crosses down from the spiritual realm to the material realm, that is called avatara, crossing down. Taigi, kai didi asmenybė iš dvasinio pasaulio nužengia į materialų, tai vadinasi avatara, reiškia tas, kuris nužengia žemyn. And here, the verb avatirya, Krishna having crossed down. Taigi, avatirya reiškia Krishna nužengia žemyn. Yadur Vangshe in the Yadu dynasty. Yadur Vangshe į Yadu dinastiją. The word Vangsha also means bamboo. Vamša taip pat reiškia bambukas. Is that okay? So you may wonder why the same word means dynasty and bamboo. Galėtų kilti klausimas, kuo čia taip susiję, kad tas pats žodis vartojamas ir dinastijai, ir bambukui. There is a logical explanation. Bet yra loginis paaiškinimas tam. You just have to look at the way bamboo grows. Reikia tiesiog pasižiūrėti, kokioje vietoje auga bambukas. There's one piece and then another piece and another piece. Reikia pažiūrėti, kaip auga bambukas, reiškia iš vieno narelio išauga kitas. And it spreads out also. Ir taip pat skleidžiasi į šalis. So, bamboo and dynasty. Taigi, bambukas ir dinastija, tas pats. And Krishna's bamboo flute is called Vangsha. Ir Krishnos fleita pagaminta iš bambuko taip pat vadinasi Vamša. Or Vangshi. Arba Vamši. Vamshidhara. Vamšidhara. Actually, in Sanskrit, they have a very good sense of humor. Aišku, sanskrite yra šaunus humoro jausmas. Sometimes we think everything in Sanskrit must be very serious. Kartais mes galvojam, kad tai visa tai, kas susijęs su sanskritu, turi būti labai rimta. For example, the word dvija. Pavyzdžiui, žodis dvidžia. Means a Brahman, a bird, and also teeth. Pavyzdžiui, žodis dvidžia reiškia brahmanas, paukštis ir dantis. For obvious reasons. Dėl akivaizdžių priežasčių. Because they're all born twice. Nes jie visi gimsta du kartus. A bird is first born in an egg. Paukštis pirmą gimsta kiaušiniu. And then it comes out of the egg. Ir tada išsilupa iš kiaušinio. So the conclusion is that birds are Brahmins. Taigi, išvada yra tokia, paukščiai yra brahmanai. Or at least they're twice born. Na, ar bent jau galėtume pasakyti, dusyk gimė. Similarly, the teeth are born twice. Lygiai taip pat ir dantis gimsta du kartus. Another example of Sanskrit humor is that, for example, a bird is called kaga. Dar kitas sanskrito humoro pavyzdys. Paukštis sanskrito vadinamas kaga. Ka means sky. Ka reiškia dangus. So one who goes in the sky is kaga. Tai yra tas, kuris skrenda dangumi, vadinasi kaga. And a snake is called uroga. O gyvatė vadinasi uroga. Because it goes on its chest. Snake. It travels on its chest. Nes jinai keliauja krūtinę. And an animal is called mriga because it goes on the earth. O gyvūnai vadinami mriga, kadangi jie keliauja žeme. But a tree is called naga, a no-go. Tačiau medis vadinasi naga, tai reiškia, anglų kalba gražiai skamba, bet lietuviškai tai verstųsi taip. Tiesiog niekur nekeliauja. Yeah, no-go. No-go, niekur nekeliauja. So there's another interesting point about
the avatar. Taip pat yra dar vienas įdomus pastebėjimas apie avatarą. From the same Sanskrit root, we have the word tirtha. Iš to paties sanskrito šaknies mes turime žodį tirta, which means crossing. kuris taip pat reiškia perskrusti, peržengti. So the idea is that when Krishna crosses down to this world, Tai idėja yra kame, kad kai Krishna nužengia čia į šitą pasaulį, he opens a channel between the spiritual and material world. Jis atveria kanalą tarp dvasinių ir materialių pasaulių. And wherever Krishna goes, that place becomes a tirtha. Ir bet kuri vieta, kur Krishna apsireiškia, pasirodo, tai yra tirtha. Because from that place, you can go back up through the same channel. Nes tuo pačiu kanalu jūs galite keliauti iš tos vietos. And you can cross from the material world to the spiritual world. Ir galite iš materialaus pasaulio patekti į dvasinę. And Prabhupada said that his temples were tirthas. Ir Šrila Prabhupada sakydavo, kad jo šventyklos taip pat yra tirthos. So Krishna comes down here in the form of the deity. Krishna apsireiškia čia dievybių pavidalu. And in the form of prasadam. Taip pat prasado pavidalu. Nepamirškite. In the form of lots of prasadam. Ir ypatingai gausaus prasado pavidalu. And so in a holy place, we can, just as Krishna crosses down, then we can cross back up to the spiritual platform. Šventoje vietoje, lygiai kaip Krishna nužengia čia žemyn, tai lygiai taip pat ir mes galime pakilti aukštinį dvasinį lygį. So Krishna says here, Avatirya Yador Vangshe, having appeared, having come down into the Yadu dynasty. Taigi čia yra sakoma, kad apsireiškęs Jadų dinastijoje. Bhagavan Bhuta Bhavana. Oh yeah, it's the same in Lithuanian. So the word Bhuta, which is translated here as the cosmic manifestation. Žodis būta čia išverstas kaip kosminė reiškinė. And the word Bhuta in Bhagavad Gita is normally used to mean living beings. Dažniausiai Bhagavad Gita, jeigu pasižiūrėsite, žodis būta reiškia gyvos esybės. But also it may indicate the material elements. Bet taip pat tai naudojama apibūdinti materialius pradus. As in the Pancha Mahabhutani, the five gross elements or bhutas, which are earth, water, etc. Tai kaip pavyzdžiui, Pancha Bhutani, tai reiškia 5 grubieji pradai, 5 pagrindiniai pradai, tai yra žemė, vanduo, ugnis ir panašiai. So in Sanskrit, the verbal root bhu means to be or to become. Taigi sanskrito kalba ta šaknis bu reiškia būti arba tapti. Reshka means. Reiškia. Means. I know that. And so it means to be or to become. Tai reiškia būti arba tapti. So to become obviously means come to be. Tapti tai reiškia kažkuo tai tapti. But Krishna also explains in the Bhagavad Gita that the soul has always existed. Bet Krishna taip pat Bhagavad Gitoje aiškino, kad siela visą laiką egzistavo. So when Krishna refers to the soul as Bhuta, kai Krishna kreipiasi į sielą vadindamas Bhuta, one who has come to be, tas, kuris tapo kažkuo tai. Krishna is obviously referring to the living being as a combination of matter and spirit. Jis tokiu būdu nurodo į gyvąją būtybę, kuri yra sielos ir materijos derinys. We know that the soul and matter never actually become the same thing. Žinome, kad siela ir materija niekada iš tikrųjų nesusimaišo į vieną. However, when we come into a material body, this creates what you might call a persona. Tačiau kai mes pataikome į materialų kūną, tokiu būdu apsireiškia tai, kas mes galėtume pasakyti asmenim. For example, in English they have the expression DBA. Kaip pavyzdžiui, anglų kalboje turi tokią išraišką DBA. Letters which means doing business as. Kas tai yra sutrumpinimas, kuris reiškia, kad daryti kažką tai tokiu būdu. In other words, a company may have one name, but then they may do business as another entity. Tai reiškia, kad kompanija gali užsimti kažkokiu tai verslu, bet atlikdama kitokį verslą pasivadinti kažkaip kitaip. So we are eternal souls, but in this world we are doing business as
Lithuanians, Americans, animals, etc. Mes amžinos dvasinės sielos, tačiau atsidūrė materialiame pasaulyje, kuo mes užsiemam, mes vaidinam save ten lietuviais, amerikiečiais, gyvūnais ir panašiai. So Bhuta refers to the soul within a material body and thus manifesting as a particular creature. Taigi, būta nurodo į dvasinę sielą, kuri randasi kažkokiame tai kūne ir tokiu būdu apsireiškia kaip kažkoks padaras. Interestingly, in the Bhagavad Gita, there are a few words that Krishna uses to refer both to himself and the jiva soul. Ir įdomu, kad Bhagavad Gita yra keletą žodžių, kuriais Krishna apibūdina tiek patį save, tiek ir jiva, tai yra gyva esybė. For example, he calls himself and the individual soul Atma. Kaip pavyzdžiui, save ir individualią gyvąją esybę jisai vadina Atma. He calls himself and the individual soul Purusha, person. Ir lygiai taip pat ir save ir tą individualią gyvąją esybę jis vadina Purusha. But he never calls himself Bhuta, Bet jis niekada savęs nevadina Bhuta. because Krishna does not have a material body. Todėl, kad Krishna neturi materialaus kūno. Similarly, Krishna refers to the soul as Dehi, Lygiai taip pat kaip Krishna apibūdina sielą kaip Dehi. one who has a material body, Tai yra tas, kuris turi materialų kūną. or simply one who possesses a body. Arba teisingiau pastebėjus tam, kuriam priklauso kūnas. But Krishna never refers to himself as Dehi, Tačiau apie save Krishna niekada taip nesako. because Krishna doesn't possess a body. Todėl, kad Krishna neturi kūno. Krishna is his body. Nes Krishna ir jo kūnas yra tapatus, jie So nesiskiria. you could not say to Krishna, you're not your body. Taigi, negalima pasakyti, Krishna, tu nesi tavo kūnas. So if we simply study carefully the Sanskrit language of the Gita, we can see how our philosophy is there. Ir atidžiai panagrinėjęs Bhagavad Gitoje sanskritą, mes pastebėsime, kaip ten labai gražiai išsakyta visa mūsų filosofija. And then the word bhavana. Bhagavan, of course, means Krishna. Bhavana. Ir žodis bhavana, žodis Bhagavan reiškia Krishna. Bhavana is actually formed from the same Sanskrit root, which means to be. Ir tai kyla iš to paties sanskrito žodžio būti. But grammatically, bhavana indicates that which causes to be. Bet jeigu žiūrėti gramatiškai, tai bhavana tai reiškia tai, kas yra buvimo priežastimi. So this common expression which we find in the Gita and also the Bhagavatam, Bhuta Bhavana, literally means one who causes other beings to be. Ir Bhuta Bhavana tai yra gana dažnai pasitaikantis išsireiškimas tiek Bhagavad Gitoje, tiek Bhagavatam. Jisai iš tikrųjų reiškia tas, kuris yra kitų buvimo priežastis. So, here the question which is being asked by Parikshit. Taigi, yra klausimas, kurį užduoda Parikshitas. Here it's actually not a question, it's a direct request. Ir tai netgi ne šiaip klausimas, bet tai tiesioginis prašymas. He wants to know, he says, Kritavan Jnani Bishatma Tani no Vada. Vada means speak. Vada tai reiškia kalbėti. And Vada means speech. Ir vada reiškia kalba. And so Vadi means one who speaks something. Ir vadi tai reiškia tas, kuris kažką tai sako. Such as Mayavadi or... Kaip pavyzdžiui, Maya vadi. Tas, kuris kalba Maya. So here we have the simple verb Vada, speak. Ir čia paprastas veiksmažodis vada, kalbėti. And so Parikshit wants to know everything that Krishna did. Ir Parikshitas nori labai išsamei, labai smulkiai sužinoti viską, ką Krishna darė. And he calls Krishna Vishwatma. Ir Krishna jis čia pavadina Vishvatma. Vishwa means the universe. Vishva tai reiškia visata. And so Krishna is Vishwatma, the soul of the universe. Ir čia jis pavadina Krishna visatos sielą. Actually, Socrates gave this argument. Ir Sokratas yra pateikęs tokį argumentą. Bhakta Socrates. Bhaktas Sokratas.
one of the earliest members of the Hare Krishna movement. Vienas pirmųjų Hare Krishna judėjimo narių. Socrates said, actually it's really Plato using Socrates as a speaker of his. Socrates was the teacher of Plato. Taigi, iš tikrųjų, tos žodžius mes žinome iš Platono, bet Platonas citavo sanskrito Sokrato kalbą, nes Sokratas buvo jo mokytojas. So in ancient times it was considered to be respectful to attribute your teachings to your teacher. Taigi, tais laikais buvo laikoma, kad pagarbos išraiška, jeigu savo mokymą tu priskiri savo dvasinio mokytojo žodžiams. So when Plato wrote his great dialogues, he would put Socrates as the speaker. Ir kai Platonas užrašinėjo savo didžiuosius dialogus, pokalbius, tai jisai nurodydavo, kad taip kalbėjo Sokratas. So I believe in the dialogue called Phaedrus. Ir aš manau, kad dialogė, kuris vadinasi, nežinau kaip lietuviškai. Kaip? Pedras. Plato gives the argument that just as there is a soul in our material body, Ir pateikiamas argumentas, kad lygiai kaip pat yra siela ir materialus kūnas, so within the universe there must be a soul lygiai taip pat ir visatoje turėtų būti siela, that makes the universe move. dėl kurios visa visata ir juda. So that is Vishwatma, the soul of the universe. Ir va tai ir yra Vishmatma arba visatos siela. And here Parikshit says that he wants to hear everything Krishna did Vistarat elaborately. Ir Parikshitas sako, kad aš norėčiau sužinoti viską, ką Krishna yra padaręs Vistarat labai išsamei. Tara means to spread. Tara tai reiškia pasklisti or to extend. arba išplisti. This is a different Tara. Tai yra kitokia Tara. And V can mean away as an Italian via. Ir vi tai reiškia kažkas nuošaly, kaip pavyzdžiui itališkai via. But also has the sense of categorical. Bet taip pat tai turi tokį kategorizavimo įspūdį, When everything is separated. kai viskas yra išskirstyta į savo vietas. So Vistarat means elaborately in the sense that one extends the description categorically. Tai Vistarat tai reiškia išsamei, tai reiškia, kad viskas yra išdėliota pagal tam tikras kategorijas. All of these words have very precise meaning. Ir visi šitie žodžiai turi labai aiškias reikšmės. So what did Krishna do? Taigi, ką iš tikrųjų Krishna padarė? Kaishta. Is that it? Ką jis padarė? Ka means what? What? Also Sanskrit. You can see how Sanskrit comes from Matai, Lithuania. dar vienas įrodymas, kad sanskritas iš tikrųjų kilo iš lietuvių. So, as Prabhupada explained, when Krishna comes to this world, he prepares his arrival. Taigi, kaip Šrila Prabhupada pasakoja, prieš nužengdamas dar į šitą pasaulį, Krishna sudaro aplinką tam savo apsireiškimui. The preparation is described in the last chapter of the 9th canto. Ir šitas pasirengimas Krishnos apsireiškimui yra apibūdintas paskutinėme 9 giesmės skyriuje. Krishna sends to this world several previous generations. Keletą ankstesnių kartų Krishna atsiunčia į šitą pasaulį. And thus he takes birth within an orchestrated historical context. Ir jisai jau apsireiškia tam tikrame istorinėme kontekste, kur viskas yra labai aiškiai sudėta. So what was that context? Tai kokia buvo šita aplinka? This is also described in the Mahabharata. Apie tai taip pat pasakojama Mahabharatoje. Many of you, I suppose you have heard of the avatar Parashuram. Nebejoju, kad daugumą esate girdėję apie avatarą Parashuramą. Parashuram means an axe. Parashurama tai reiškia kirvis. And Rama means one who enjoys. O Rama tas, kuris mėgaujasi. So I guess killing kings with an axe was Parashuram's favorite Taigi, sport. skersti kšatrijus su kirviu panašu buvo mėgstamiausias Parashuramas užsiėmimas. So I believe that's also described in the 9th canto.
Jeigu teisingai pamenu, tai 9 giesmėje taip pat apie tai pasakojama. Well, after Parashuram killed all the wicked kings, there was a problem. Kai Parašurama išskerdė šitos nenaudėlius karalius, kilo problema. The good news is there were no wicked kings. Gera žinia buvo tai, kad blogiečių neliko. The bad news was there were no kings. Bet bloga buvo tai, kad karalių neliko. Sometimes great souls kill all the leaders, and later they realize, oh. Kartais taip nutinka, kad didžios sielos nužudo netikėlius lyderius ir paskui susigriebė vajetau. The same thing happened, of course, with the death of King Vena. Ta pati istorija mes matome karaliaus Venos istorijoje. So the immediate problem, well, one of the problems was there were obviously Parashuram didn't kill all the Kshatriya women. Ir viena akivaizdi problema buvo tai, kad Parašurama gynėjai žudė matadžių kšatrijų. So all these beautiful young Kshatriya ladies had no one to marry. Taigi šitos gražuolės kšatrijietės neturėjo už ko ištekėti. And in those days there were no online dating services. Ir tais laikais nebuvo galimybės pasirinkti jaunikį per internetą. So an arrangement was made that the Kshatriya women, actually it's funny that there are some people are preaching that women don't have a varna, but I guess that person has never read Vedic literature. Anyway. Kartais yra tokios nuomonės, kad moteris nepriskiriamas jokiai varnai, bet panašu, kad jis tikrai vedų neskaitė. So the Kshatriya women approached very pure Brahmins, free of lust. Ir kšatrijų moteris jos kreipdavosi į labai tyrus brahmanus, kurie visiškai nebuvo užvaldyti geismo. And they had sons in that way. Ir tokiu būdu susilaukė nuo jų sūnų. This created a very interesting situation in the world. Ir pasaulyje atsirado labai įdomi situacija. Because all the kings of the world were half Brahmins. Taigi tie pasaulio valdovai, karaliai, buvo pusiau brahmanai. So they were very peaceful. Jie buvo labai ramus. They liked to meditate. Jiem patikdavo medituoti. And they were such good leaders that it said that the Satya Yuga returned to earth. Ir jie buvo tokie puikūs valdovai, kad sakoma, kad tuo metu Satya Yuga vėl apsireiškė žemėje. No one stole, no one lied, no one cheated. Niekas nevagiliavo, niekas neapgavinėjo, niekas nemelavo. So, everything was very happy on earth. Taigi žemėje viskas buvo kaip ir labai gerai. But on another planet there was a problem that was developing. Bet kitoje problemoje brendo problema. Kitoje planetoje. The Mahabharata actually begins in the 8th canto of the Srimad Bhagavatam. Ir Mahabharata iš tikrųjų prasideda 8 Srimad Bhagavatam giesmėje. Where it describes how the Suras and Asuras work together to churn the ocean of milk. Kur pasakojama, kaip surai ir asurai jie kartu susivienyje plakė pieno vandenyną. The demigods wanted the nectar that was produced in order to protect the universe. Pusdieviai norėjo gauti savo tą nemirtingumo nektarą tam, kad galėtų globoti visatą. But the Asuras wanted the nectar in order to take over the universe. Bet asurai norėjo šito nektaro tam, kad galėtų užkariauti visatą. So, Krishna came as Mohini Murti. Ir Krishna apsireiškė Mohini Murti pavidalu. And said to the Asuras. Ir pasakė asurams. That he tricked them and the nectar went to the gods. Taigi jisai apgavo juos ir iš tikrųjų nektaras atiteko pusdieviams. The demigods, as they say, were not good losers. Bet, kaip sakant, kaip čia pasakius, pusdieviai pasinaudojo šitą situaciją. And they decided to attack the gods. Atsiprašau, reiškia, demonai nepalūžo dvasia ir užpuolė pusdievius. A great war then took place. Užvirė didelės kautynės. The demigods were winning. Bet pusdieviai ėmė viršų. Then the demons started cheating. Tuomet demonai ėmė sukčiauti. They used forbidden magical weapons.
Jie panaudojo draustinus magiškus ginklus. And Lord Indra had to appeal to Vishnu. Ir Indra turėjo prašyti Višnu pagalbos. Just one word about Indra. Vienas nedidelis nukrypimas apie Indrą. Vedic culture is actually not merely Indian, it's actually Indo-European, as Prabhupada explains. Taigi mes turime suprasti, kad vedų kultūra tai nėra šiaip indiška kultūra, tai indo-europietiška. And so according to the Rig Veda, Indra is actually blonde like many of you. Ir pagal anot Rigvedos, Indra yra šviesiaodis kaip dauguma iš jūsų. Anyway, this handsome blonde Indra Taigi šitas gražulėlis had to appeal to Vishnu, who came and defeated, or at least neutralized the forbidden weapons of the Asuras. Taigi jis turėjo kreiptis į Višnu ir kad jisai neutralizuotų arba panaikintų šitą Asurų panaudotą mistinių ginklų galią. The most impulsive, the most, you could say, angry Asura was named Kalanemi. Ir pats labiausiai įsiutęs, galėtume pasakyti, impulsyvus demonas buvo vardu Kalanemis. He attacked Vishnu. Ir jisai užsipuolė Višnu. Actually, at that point, Vishnu had not attacked the Asuras. He just said, "Okay, boys, let's stop the bad weapons." Ir iš tikrųjų tuo metu Višnu nebuvo dar užpuolęs Asurų, jis tiesiog sakė, klausykite, berniukai, liaukitės naudoja netinkamus ginklus. But so Kalanemi actually attacked first. He threw his trident at Garuda. Bet Kalanemis užsipuolė pirmas, jisai sviedė savo trišakį į Garudą. And so in a very amazing display of martial arts, Vishnu caught the trident and threw it back at Kalanemi. Ir taip Krišna apreiškė savo neįprastą kovingumo sugebėjimą, jisai pasičiupo tą atskrendantį link jo trišakį ir sviedė atgal Kalanemiui. We can also call Krishna Mekala, which means black belt. Black belt, juodas diržas. Tai mes galim pavadinti Krišną, reiškia, juodo diržo savininku. Yes, Krishna Mekala. Anyway, so with this trident, the trident went through Kalanemi and through the lion he was riding on, and it was game over. Taigi, žaidimas tuo ir baigėsi, trišakis perskrodė tiek Kalanemi, tiek jo nešėją liūtą. Another big demon on the battlefield was Viprachiti. Kitas galingas demonas tenai buvo. Galingas, jo, Vipračitis. So, if you study the history of insurgency, Jeigu jūs insurgency, chirurgija? Insurgency means, like in Chechnya, when a group of people is defeated by the government, but then they fight back, like terrorists, it's called insurgency. Tai jeigu jūs panalizuosite partizaninės kovos metodus, So, when people cannot directly fight with the government, kai žmonės negali betarpiškai kovoti su vyriausybė, they usually go to some place where it's hard for the government to attack them. jie dažniausiai slapstosi tokioje vietovėje, kur vyriausybės kariai negalės jų užklupti taip lengvai. For example, in Chechnya they went into the mountains, Kaip pavyzdžiui, Čečėnijoje jie pasislėpė kalnuose, where obviously you can't bring regular armies and tanks. kur jūs tikrai negalite užvažiuoti su tankais arba užpulti armiją. In Colombia, in South America, they went into the jungles. Pavyzdžiui, Kolumbijoje, Pietų Amerikoje jie slapstosi džiunglėse, In South Sudan, they went into the desert. o pavyzdžiui, Pietų Sudane jie slapstosi dykumoje. So this is normal that insurgents, they go to some remote place where they can safely reorganize. Ir jie pasislėpia tokioje vietoje, kur jie gali persigrupuoti, pasiruošti kitoms kautynėms. Similarly, when the Asuras were defeated, they did the same thing. Ir tą patį padarė ir Asūrai, kai jie buvo nugalėti. Whoops. They decided that they would go to some remote little planet, take over that planet, and then again fight to control the universe. Jie pagalvojo, reiktų pabėgti į kokią nors nuošalę,
planetėlę, persigrupuoti, pasiruošti ir vėl užsipulti naujomis jėgomis. They would turn that little planet into a type of Death Star, like in Star Wars. Vienu žodžiu. You don't know Star Wars? Jie paversta žvaigždė, mirties žvaigždė. So the little planet they picked was this one. Taip jau nutiko, kad ta nedidelė planetėlė, kurią pasirinko, buvo Žemė. Sleepy little Buloka. Šita buvo apsnūdusi tokia buloka. So, now they also chose to come to Buloka, or Earth, because at that time, as I described earlier, all the kings were just, peace and love. Nes kodėl dar jie pasirinko Buloką, nes tuo metu, kaip jau pasakoju anksčiau, karaliai visi buvo paskendę palaimoje, ramybėje ir meilėje. So you had the kings of Earth singing, all you need is love. Ir karaliai tiesiog vaikštinėjo ir dainavo, viskas, ko jums reikia, tik tai meilė ir viskas. So actually it was exactly at that time that the Asuras came to this world. Ir kaip tik būtent tuo metu Asurai apsireiškė šitame pasaulyje. So to give you an example, the Kuru king at that time was Pratipa. Kurų karalių, Kauravų dinastijos karalius tuo metu buvo vardu Pratipa. And what was this powerful king doing? Ir kągi darė šitas galingasis karalius? He was sitting on the bank of the Ganges and meditating. Jis sėdėjo ant Gangos kranto ir meditavo. All you need is love. Viskas, ko te reikia, meilė. So, therefore, Earth was not prepared for this. Dėl to Žemė tikrai buvo nepasirengusi tam. So that is why Bhumi, Earth, had to go to Brahma, and she had to say, "We have a problem, Houston." Ir štai dėl ko Bhumi turėjo ateiti pas Brahmą ir pasakyti, reiškia, kad turime problemą. So that's the context. Vat štai koks yra kontekstas, kokia aplinka. So then Krishna told the demigods, let's go. Taigi, Krishna pasakė pusdien, okay, pirmin. And the demigods empowered different beings, such as the Pandavas, and then Krishna came down, and then all the fun started. Taigi, pusdieviai įgalioja įvairias būtybės, pavyzdžiui, Pandavos, ir Krishna pats apsireiškė ir tada užverė. So Krishna designed these pastimes to attract us. Taigi, Krishna sukūrė visus šitos žaidimus tam, kad sužavėtų mus, sudomintų mus. Krishna is so kind that he creates this spectacular cosmic theater. Krishna yra toks maloningas, kad jisai sukuria šitą įspūdingą kosminį teatrą. Krishna, actually Kunti describes this in her prayers. Ja, apie tai iš tikrųjų byloja savo maldose karalienė Kunti. Kirta Isha, and she describes that some sages explain that you came to this world so that in the future people could talk about your pastimes. Ir jinai sako, kad kai kurie išminčiai teigia, kad tu nužengi čia tam, kad ateityje žmonės galėtų kalbėti apie tavo žaidimus. And now we're doing that. O dabar mes tai štai ir darome. Kunti also describes in her prayers that she describes Krishna as Nato Natya Dharo Jata. Taip pat savo maldose karalienė Kunti apibūdina Krishną ir tokiu terminu. Nato Natya Dharo Jata, which means she says that you come as an actor in costume. Ir jinai sako, tu apsireiški tarsi kaip aktorius su kažkokiu tai specialiu kostiumu. So even Krishna, when he comes to this world as Krishna or as Chaitanya Mahaprabhu or other avatars, he actually integrates himself within the culture of his time. Ir netgi Krishna, kai jis apsireiškia čia arba kaip Krishna arba kaip Chaitanya Mahaprabhu, jis apsireiškia pagal integruojasi, įsilieja į tuo metu galiojančią socialinę sistemą. For example, we see that Lord Chaitanya did many things not because that's what he does necessarily eternally, but because that's what people were doing at that time of history. Kaip pavyzdžiui, viešpats Chaitanya Mahaprabhu darė kai kurios dalykus, kurių šiandien ne tai, kad jisai daro juos visą laiką amžinai, bet taip jis darė dėl to, kad tuo metu tai buvo įprasta toje visuomenėje. For example, he took sannyas from a non-Vaishnava sampradaya. Kaip pavyzdžiui,
jisai gavo sanyasio įšventinimą iš nevaišnavų sampradajos. But that was the accredited sannyas degree. Bet tuo metu toks buvo pripažįstamas sanyasos kriterijus. So he also took his meals only in the homes of Brahmins. Ir pavyzdžiui, taip pat jisai valgydavo tik tai brahmanų namuose. But when Krishna came 5,000 years ago, he took all his meals in the home of Yashoda, his mother, who was a Vaishya. O Krishna, kaip nužengė prieš 5000 metų, tai jisai valgydavo pas savo mamą, Yashodą, kuri yra Vaishya. So in Krishna consciousness, we have to do two things. We have to preserve our essential spiritual culture and at the same time adapt to the world that we live in. Taigi, Krishna sąmonėje mes turime be abejonės išlaikyti tą dvasinę kultūrą, kuriai priklausome, ir taip pat turime būti adaptuoti, tai yra prisitaikyti prie to pasaulio, kuriame gyvename. If we don't preserve our culture, we lose it. Jeigu mes neišsaugosim savo kultūros, tai mes jas neteksime. And if we don't adapt, we go extinct. O jeigu neprisitaikysim, tai mes būsim atsiskyrėliais. Whether you are Išnyksim, ne? Ar tada mes išnyksim? Whether you are a Brontosaurus or the Hare Krishna movement, you have to adapt to your environment. Ar jūs bebūsit brontozaurai ar Hare Krishna judėjimas, jūs turite prisitaikyti prie aplinkos. Anyway, today of course is Janmashtami, and it is the best day to meditate on Krishna's wonderful pastimes. Kaip ten bebūtų, šiandien yra Janmaštamis ir kaip tik pati puikiausia diena medituoti į Krishna žaidimus. So any questions? Ar yra kokių klausimėlių iš to, ką mes kalbėjome? Because it's Janmashtami, questions are free today. Kadangi Janmaštamis, tai klausimus galima užduoti nemokamai, pasinaudokite progą. I guess it's hard to fast and be philosophical at the same time. Panašu, kad yra sunkoka pasninkauti ir tuo pat metu būti filosofišku, ne? Yes. Dabar Krišnos gimtadienis, tai kaip Krišna gali turėti gimtadienį, jeigu jis yra amžinas, begalinis ir jeigu jis turi gimtadienį, tai kiek metų? How it be that Krishna has his birthday because he is eternal? And if he has a birthday, so how many years he has? How many candles should we put on the cake this evening? About 5,100. 142. Yeah, in order to put that many candles, you need a big Russian cake. Taigi, jums reikės didelio rusiško torto tam, kad visas žvakutes sudėlioti. Krishna, actually, the Bhagavatam says about Krishna, Ajo Jato, the unborn has taken birth. Tai yra, Šrimad Bhagavatam sakoma, kad negimusis gimė. So, really, Krishna appears, so it's really his arrival day. Taigi, Krishna iš tikrųjų apsireiškia, tai yra tikrai jo apsireiškimo diena. But again, even the fact that Krishna appears to take birth from a mother is again Krishna playing the part as an actor, playing the part of a human being. Ir vėlgi turime labai aiškiai suvokti, kad tas žaidimas, kad Krishna kaip ir gimsta, apsireiškia kaip kūdikis, mes turime suprasti, tai yra kaip aktorius, kuris ateina ir atlieka kažkokį tai vaidmenį. The first chapter of the Bhagavatam says, Pirmajame Bhagavatam skyriuje yra sakoma, that Kritavan Kila Karmani Saharamena Keshava Atimartyani Bhagavan Gudha Kapitamanusha, that Krishna and Balaram performed many pastimes, but Krishna was Gudha, disguised as a so-called human being. Tai ir tenai yra sakoma pirmame Šrimad Bhagavatam skyriuje, kad Krishna ir Balarama nužengė čia, atliko daug labai nepaprastų žygių, bet Krishna buvo Guda, tai reiškia, jisai buvo užsimaskavęs žmogaus pavidalu. Just like today there's going to be a play, and I've heard that some famous Lithuanian actors, right? Kaip girdėjau, kad šiandieną bus spektaklis, kuriame vaidins kai kurie žymus Lietuvos aktoriai. So Krishna, among his qualities, Krishna is theatrical. Ir Krishna turi daug savybių ir viena iš jų, kad jis puikus aktorius. Krishna at times is pure Hollywood. Krishnos laikai tai yra tiesiog
Grynas Hollywoodas, tyras Hollywoodas. Bollywood. Bollywood. Hollywood. Bollywood. Oh Hollywood. God, please, Hollywood. So, any other question? Ar dar klausimų būtų? Ar Krishna visą laiką žaidžia, jam visas gyvenimas kaip žaidimas ir jis ką nors rimtai daro? Does Krishna do something seriously, or it's only just its pastimes? It's just like a joke for him. Playing for him. Krishna is very serious about trying to help us. Taigi Krishnas rimčiausias užsiėmimas ištraukti mus iš šiandien. Jis labai rimtai į tai žiūri. And in fact, Krishna plays in this world ultimately for our well-being. Ir iš tikrųjų šitie Krishno žaidimai šitame pasaulyje yra skirti mūsų labui. After all, if Krishna did not take the part of a so-called human being, how could people identify with him? Jeigu Krishna nebūtų atlikęs šitų žaidimų prisidengę žmogaus pavidalu, atrodydamas kaip žmogus, taip kaip žmonės galėtų sutapatinti save su juo. In fact, we should follow Krishna's example. Iš tikrųjų mes turėtume sekti Krishnos pavyzdžiu. Unless people can identify with us, how can they follow us? Ir jeigu žmonės negalėtų susėti savęs su mumis, kaip jie galėtų sekti mūsų pėdomis? There are always a few people that want to take a rocket to Mars. Be abejonės visą laiką atsiras keletą tokių, kurie norės su raketa nuskristi į Marsą. For example, you see science fiction movies where the Martians come to Earth. Yra, reiškia, mokslinės fantastikos filmai, kur Martians. Kur marsiečiai nusileidžia į Žemę. And they invite one or two human beings to come back to their planet. Ir pasičiumpa vieną ar kitą žmogelį tam į savo planetą. But most people would rather live on Earth. Bet daugumai žmonių visai komfortabilu gyventi Žemėje. So Krishna is so kind that he plays the part of a so-called human being so that we can develop a loving relationship with him. Ir Krishna yra toks maloningas, kad jisai atlieka taip vadinamą žmogaus vaidmenį tam, kad mes galėtume puoselėti meilės ryšį su juo. In fact, we find that in many religions God is a very distant figure. Mes iš tikrųjų galime pastebėti, kad daugelį religijų Dievas yra kažkas labai tolima, labai nuošaly. People speak of God the Father, Žmonės kalba Dievas tėvas, but God knows who that is. bet Dievas žino, kas tai tokio. So Krishna comes and he engages in very intimate pastimes with people of Earth. Ir Krishna nužengia čia ir atlieka labai tokius artimus, labai intimius žaidimus su žemės gyventojais. So we should follow Krishna's example. Taigi turime sekti Krishnos pavyzdžiu. Yes? Ir taip pasakyti. There is some contradiction actually. We say in Bhagavatam says Naravat Krishna Lila is Naravat human life, but at the same time Rupa Goswami and Chaitanya Charitamrita, I think Krishna's Swayam Rupa form is described as two-handed and most beautiful and so on. So this original Krishna's form or Swayam Rupa is, of course, it's completely spiritual, but how it relates to this Naravat, to this. When we say that I understand. Krishna appears as a human. Yeah, I got it. I understand. So say it in Lithuanian. Tai yra, kad yra toks savotiškas prieštaravimas. Iš vienos pusės sako, kad Krishna turi žmogiškus žaidimus šitame pasaulyje, o iš kitos pusės vėlgi Rupa Gosvamis ir Chaitanya Charitamrita prašo Krishna kaip aukščiausia jo pavidalas Svayam Rupa, dvirankį labai nuostabaus grožio jaunuolį. Tai vat kaip išspręsti šitą prieštaravimą? Actually, it is not a contradiction. It is what is called in philosophy a paradox. Paradox is an apparent contradiction, but it is resolved with closer examination. Prabhupada and the Bhagavatam compare this world to a reflection of the spiritual world. So if you look at the reflection of an apple tree,
It looks just like an apple tree, Jis atrodo kaip obelis, but you can't eat the fruit. bet negalite suvalgyti vaisių. So this world is a reflection of the spiritual world. Ir šis pasaulis yra dvasinio pasaulio atspindys. And our human bodies are a mere reflection of the spiritual bodies. Mūsų žmogiški kūnai yra dvasinio pasaulio kūnų atspindžiai. In the spiritual world, they don't need pharmacies with 1,000 different products to make the body smell good and be healthy. Ir dvasinio pasaulio nereikalinga farmacija, nereikalinga 1000 produktų, kurie priverčia mūsų kūną skaniai kvepėti. There are so many products just for skin, isn't it? Skin care. Ir vis tiek daug produktų odai, rūpesčiui oda, Odos priežiūra. odos priežiūra. So Krishna, actually in the spiritual world, they don't need skincare products. Ir Krišnai dvasinio pasaulio nereikia odos priežiūros priemonių. So in that sense, Krishna came Naravat, like a human being, but his body is the real object, which in Sanskrit is called bimba, and the reflection is called prati image, and pratibimba means the counter image or the reflection. Taigi, Krišna nužengė šitą pasaulį naravat, žmogiškų pavidalų, tačiau jo kūnas vis dėlto yra originalus, tai yra sanskrita, tai yra vadinama bimba, o jo priešingybė, tai yra spindys, yra vadinamas pratibimba, tai yra vaizdas, tai yra atvaizdas. Yes, Chandrasekhar. Speak in Lithuanian. Yes. Everyone in America speaks Lithuanian. Let's him try. English here? Yeah. On a similar note, you mentioned the Bhagavatam describing Krishna as an actor on stage. So the question then is, who is Krishna when he's not on stage? Who is Krishna when he's off stage? And is he still a person at least? And where do we find descriptions of Krishna off stage? Paversi šitą klausimą. Čia ta pačia nata buvo sakoma, kad Krišna yra tarsi aktorius ant scenos, bet kaip vis dėlto Krišna atrodo tada, kai jis nėra scenoje, tai yra nulipęs nuo scenos. Ar yra kur nors šventraščiuose aprašytas Krišna ne scenoje? The adjustments that Krishna makes are not fundamental. Tai kaip Krišna prisitaiko, nėra fundamentinis dalykas. It's not going to be like one of those science fiction movies where a man falls in love with an alien girl. And then she says, but now I must show you my real form. And then it's like this hideous reptile. For some reason, Hollywood is really in Maya on this point. Somehow they always show aliens, intelligent aliens, as looking like reptiles. I don't know where they got this reptile obsession. Why not an alien that looks like a mammal? Maybe it's because when the first flying saucers came to New Mexico, the aliens looked like reptiles. So, so it's not like that with Krishna, where Krishna says, now that you've come to the spiritual world, I will show you my real form. So Krishna is not in his original form a divine reptile. And Krishna does reveal himself. He just makes a few minor adjustments, a few fashion statements to fit in. Aišku, Krišna, kai būna ant scenos, jisai visą laiką būna kažkaip taip prisiderinęs, jisai rodo kažkokias tai madas, kažkokias tai manieras. And then some souls play the parts of asuras. Ir kažkokias tai sielas tada taip pat atlieka asurų vaidmenį. Because human beings in general like monster movies. Žmonės paprastai mėgsta tokius siaubo filmus, monstriškus filmus. And Krishna is the ultimate X-Man. O
Krishna yra absoliutus X-menas. So if you look at the kinds of movies that are popular nowadays, Ir jeigu žiūrėtumėt filmus, kurie labai populiarūs šiais laikais, Krishna's pastimes, if presented properly, fit in perfectly. Krishnos žaidimai, jeigu jie būtų tinkamai pateikti, jie tobulai įsiderintų šitą. Yes. Klausimas būtų toks, jeigu kartais girdim, kad mes tarnaujam, bet kadangi Krishna turi laisvą valią, o mes dažnai neturim meilės, tai jisai, ta prasme, iš tos laisvos valios tas tarnystės gali ir nepriimti. Tai kaip tada mes galime būti tikri, kad tiesiog vieną dieną pasieksime. So we all should serve Krishna and try to serve Krishna, but Krishna also has his free will, and he is free to accept our service or not to accept our service. So if we serve Krishna, how can we be sure that one day we will go to Krishna, that he will accept us? Yeah. Again, the good news is God is actually a nice guy. It would be very disappointing if God was a jerk. It's like there's a joke. There were two men in New York, Manhattan, at the top of one very high building in the bar. So they were drinking, and one of them said to the other, the air quality is so bad in New York. It's so bad that if I jumped out the window here, I wouldn't even fall because the air is so thick with pollution. So the other man said, "You're crazy." So the first man said, "Okay, I'll do it. I'll jump out the window." They're like, 90 floors up. "I'll jump out the window, and if I don't fall, then you do it." So the other man agreed, "Okay, if you do that, then I'll do it." So the first man just jumped out the window and he didn't fall. And then he came back in. So the other man said, "Okay, I'll do it." So he went out the window. He went straight down and was dead. So the bartender turned to the first man and said, "You're such a jerk when you get drunk, Superman." So anyway, fortunately, Krishna is really nice. And actually, there's evidence of that even in this world. For example, we find in the real world that the more someone is virtuous, the happier they are. The more someone is good, the more they can experience real love. And scientifically, to be virtuous is actually healthy. I mean, good. When people are peaceful, which comes from goodness, they're actually healthier. Passion and anxiety are really like a toxin in the body. For example, food in the mode of goodness is actually healthier. So,
who is rewarding virtue? Taigi, kas atlygina už darybės? Obviously, a virtuous God. Be jokios abejonės, darybė yra gerai. So yes, for example, all of us have the freedom to do very stupid things, Visi mes turime laisvę daryti labai kvailus dalykus. but that doesn't mean we will do them. Tačiau nereiškia, kad mes tai darysim. After all, who could ever get married? Kas, tarkim, yra vedęs? Because the wife or husband could say, what if you shoot me in my sleep? Kas galėtų vesti iš tikrųjų kitą, nes jisai galėtų pagalvoti, kad o jeigu tu mane nušausi, kol mes miegosim kartu. So anyway, Krishna is actually a really good guy. Taigi, Krishna iš tikrųjų yra geras. And Prabhupada was too. Ir Prabhupada taip pat. Sometimes we think of Prabhupada as almost like this mythological figure. Kartais mes galvom apie Prabhupadą kaip kažkokią mitologinę būtybę. But Prabhupada was really, apart from being a pure devotee, he was just really nice. Bet Prabhupada, be to, kad jisai buvo tyras bhaktis, jis buvo tikrai labai nuostabus. He was, for example, one time in 1970, I came to see Prabhupada in Los Angeles. 70 metais aš pamačiau Prabhupadą Los Andžele. In those days, we would do Harinam Sankirtan all day. Tais laikais mes darydavom Harinamą Sankirtaną visą dieną. I was a kirtan leader and I would play the drum. Ir aš buvau kirtino vadovas, aš grojau mridangą. ISKCON rock star. Buvau ISKCON rock žvaigždė. And so we used to put tape on our fingers because otherwise our skin would crack. Ir mes apsivyniodavom pirštus liūdne juostą, nes kitaip pirštai suskilinėdavo. So one morning Prabhupada arrived in the temple. Vieną rytą Prabhupada atvyko į šventyklą. All the devotees were chanting and receiving him. Visi bhaktai sutiko jį dainuodami, šaukdami. Prabhupada stopped everything because he was concerned to see I had this little tape on my finger. Ir Prabhupada jis sustabdė visus, nes jam rūpėjo, kodėl mano pirštai apvynioti. And I explained. Aš paaiškinau. Once Prabhupada received a letter from a Vaishnavi saying that she wanted to worship the deities, but she had a little child. Viena Vaishnavė parašė Prabhupadai laišką, kuriame sakė, kad jinai norėtų garbinti dievybės, bet jai reikia rūpinti savo mažu vaiku. Prabhupada wrote back and said, for you, baby worship is more important than deity worship. Prabhupada jai atsakė, kad tau garbinti savo vaiką yra didesnė tarnystė negu garbinti dievybės. So the Vaishnavas should be an ocean of mercy, and because Krishna is the ocean of mercy. Taigi Vaishnavai turėtų būti malonės vandenynai, nes Krishna yra malonės vandenynas. Hey Krishna, Karuna Sindhu, etc. So don't worry. Yes, Vamana. You said Krishna came in disguise, and what about his complexion? Did he forget that he is different than most of the society? Like he's. Okay, I got it. Krishna came in disguise, but he had his blue body. So what did people think about that? Krishna yra geras vaikinas ir Krishna ateina į šį pasaulį persirengęs, apsimainęs, prisidengęs. Bet vis dėlto jis ateina mėlyno kūno ir kaip tai tinka šitai kultūrai, šitam pasauliui. That was in Dwapara Yuga. Tai buvo Dvapara Yuga. There was a lot of interplanetary tourism. So, no problem. It was sort of like that bar scene in Star Wars. Oh, you know that bar scene? Žvaigždžių karuose, kur sėdėjo daug skirtingų ateivių. Tai buvo kaip žvaigždžių karuose, baro scena, jeigu kas nors matė žvaigždžių karuose. But actually, Krishna, plus people didn't know that Krishna was God, but they knew he wasn't an ordinary person. Žmonės ne visi žinojo, kad Krishna yra Dievas, bet visi žinojo, kad Krishna nėra paprasta asmenybė. So, no other question? Oh, another question, yes. Ar yra žinoma, koks ten pirminis teatras buvo su pusdieviais, kažkas, ar to iš kur atsirado tas teatras? Buvo realiai kokie nors pusdieviai, didžios asmenybės, kas vaidino? Can you tell something about origins of theater? Maybe there was like first theater demigods or somebody were
acting in this first theater some story. All these things are eternal. Huh? All these things are eternal. Visi šitie dalykai yra amžini. Because ultimately God is a person. Nes galiausiai Dievas yra asmuo. For example, wherever back in those days they also had tourist areas. Pavyzdžiui, tais laikais jie taip pat turėjo turizmo sritis. For example, on the way to Lithuania in northeast Poland, there are many lakes. Pavyzdžiui, Lietuvoje ir Šiaurės Lenkijoje yra daug ežerų. So even when Krishna came, people liked to go to rivers or lakes or mountains for vacation. Ir net ir Krišnos laikais žmonės mėgdavo keliauti į kalnus, į upes prie ežerų atostogoms. So in Indraprastha, there was a vacation area by the Jamuna River. Ir Indraprastoje prie Jamunos upės buvo taip pat tokia poilsio zona. And in Dwarka, they would go to Raivataka, a sort of a mountain resort. Ir Dvarokai jie keliaudavo į Raivataka kalnų regioną pailsėti. So when Arjuna met Krishna there at Raivataka, Kai Krishna susitiko Arjuna Raivatakoje, they had they had evening entertainment. jie turėjo labai daug vakaro pramogų. There were singers, dancers, Ten buvo šokėjai, dainininkai, comedians, komediantai. everything, just a regular variety show. Ta prasme, toks labai įvairus šou. So these things have always existed. Ir tie dalykai egzistavo visą laiką. Anything else? Ar kas? Yes? What is your famous, from Krishna's pastime, demon, demon story? My favorite demon story? What is your favorite demon? Kokia yra jūsų mėgstama istorija iš Krišnos knygos ar Bhagavatam apie demonus? I don't think I have a favorite color or a favorite demon. Aš turiu kokią nors mėgstamą spalvą arba mėgstamą demoną. So maybe we'll stop here. Baigsim šį čia. Thank you all very much. Happy Janmashtami. Labai laimingą Janmashtami. Hare Krishna. Hridayananda Das Goswami Maharaj ki!